Ką reiškia turėti retrogradinę Venerą asmeninėje astrologinėje gimimo lentelėje? Nors daug kas priklauso ir nuo retrogradinės planetos ženklo, būsto ir kita, štai keletas dalykų, kuriais gali pasižymėti šie žmonės ir jų gyvenimai. Neįprasti meilės išreiškimo būdai, polinkis ilgiau ar daugiau, užlaikyti ar slėpti romantinius jausmus viduje. Grožio išraiška labiau nukreipta į vidų ar savybės, pavyzdžiui, poetiškumas. Nepasitenkinimas paviršutiniškumu, paviršutiniškų dalykų nemėgimas ir polinkis nuvertinti save santykių kontekste. Taip pat romantinis gyvenimas ir finansai jiems dažnai privatus reikalas, nemėgsta viešinti dalykų susijusių su šiomis sritimis. Dažnai būdingas meilės sau stygius, drovumas, paprastai turi daugiau karminių pamokų susijusių su santykiais arba finansais. Sekite mane tam, kad sužinoti daugiau.